Labai nuoširdžiai sveikinu su pavasariu, su atbudusia pagaliau mūsų gamta. Na ir svarbiausia noriu pasveikinti su tokia Aukštadvario pačia subtiliausia, pačia brangiausia švente, tai yra Aukštadvario krašto tradicinė šeimų šventė. Jinai gal dabar taip simboliškai nuskambėjo, todėl kad kai šventėme prieš 4 metus, tai buvo labai kažkaip tai gausiai susirinkę. Tai buvo 2007 metais Žemės ūkio mokyklos aktų salėje. Na ir visiems gal kažkaip tai buvo labai nauja, netikėta. O dabar matyt, truputį kažkaip mes keičiamės, gal atsibosta kažkas, nors norėčiau pasakyti, kad ir pasidžiaugti. Iš tikrųjų, tai mūsų patys mažiausi, kurie garsina Aukštadvarį visoje Respublikoje, kur filmavo netgi atvažiavę LNK televiziją, ar taip? Taip, mažėjantis, tai pakankamai drąsus. Na, ir yra Lietuvos vaikų ir jaunimo teatro apžiūroje Šimtakojis 2011 laureatai, kur važiavo, tapo laureatai, paskui važiavo į antrą turą Širvintose. Rezultatų mes laukiame. Žinoma, jie bus patys geriausi. Tikrai, mes turime kuo pasidžiaugti, mes turime kuo pasididžiuoti. Ir labai smagu, kad šioje salėje susirinko ir pažįstami šių vaikučių, noriu pasakyti, kaimynai, tetos, močiutės, mamos, pasižiūrėti jūsų spektaklio, mėlėjai artistai. O jie mums nori parodyti, o tai vaikelis, režisierė, labai kūrybinga mokytoja Snieguolė Daugirdienė. Numeris pats išlažys.
gieda. Ir dar sako, kad kiekvienas paukštis savo tėvų balsu gieda. Tėtis naują viršininkę pasiuvo, o svarbiausia, pilną maistą prikrovė, kad tik vaikas iš bado nenumirtų. Vaiko kaip ir blogai išleido. O tai vaikas, o tai vaikelis. Tik žiūrėk, akmenų pakelėse nespartin, batai nauji. Nors kojas ir senesnės, marių labiau gaila. Ir rankų nesusidegtų. Mokykla yra švarutėlė, baltutėlė turi būti. O jeigu susitepsi, tučtuojau nusiplau ir iš švarką nekreipiu. Nosį neįdėjau. Nebijok, aš purvinas rankas į kišenes susikišiu. Ir niekas jų nepamatys. Eidamas dairykis, neskubėk lėkti per kelią, palauk, kol mašina pravažiuos, kad po ratais nepakliūtum. Gal aš jau ir nueisiu? Eik, gal mokyklą žmogų padarysiu. Ir
dar kas tai patinka. Nedarykime čia juoko visam kaimui. Ne, arba mano sūnus bus ponas arba niekas. Rytoj aš pats savo ponaitį į mokyklą nuvesiu. Labas rytas! Pasakyk labą dieną, kvaily. Labą dieną, kvaily! Paskutinę žodį. Galėjai nesakyti. Mokytis nori? Nelabai. O gal tu jau viską žinai? Kur nežinosi? O kur tave tėvai mokė? Ko laukti? Tai kur mes tave tokį didelį norą pasodėsi? Sėskis į suolą ir nekrebždėk. Negi galėk užduoti. Mokinai, Pasidėkite rankas ant suolų ir ramiai pasėdėkite. Bet taip tyliai, kad girdėtųsi kaip musės skrenda. tamsta mokytoja, o kada jūs paleisit musę? Visai nejuokinga. Mokiniai, įminkite mįslę. Kas gali 7 dienas neėdęs ir negėręs, krovinius nešioti ir po smėlynus klampoti? Čia tai niekas. Aš žinau, kad 7 dienas gali ėsti ir gerti, bet nieko nedirbti, nei pirštelio nepajudinti. Stiprinti kalbotą mokslo daktarų atsakymas. Na, o dabar, mokiniai, manau, pats metas padainuoti. Juk daina darbą lengvina, daina širdį ramina. Tėvai, ar teisybė mūsų sūnus sako? Kad ir kaip protingai mūsų vaikas atsakinėja, bet vis tiek mokytoja 2 metams toje pačioje klasėje paliko. Gana
galėtų. Svarbu, kad pinigus skaičiuotas neapsiriktų ir juos lengvai uždirbti mokėtų. Kokia gėda, kokia gėda. Jokios čia gėdos. Mūsų mokytoja jau 10 metų toje pačioje klasėje sėdi. Net ir žmonės darbė kepures kelia ir savo vaikus leidžia mokyti. Jei reikės, tai dar 7 metus toje pačioje klasėje galiu sėdėti. Tik tobulai man blogo pastato. Matai, tėvai, mūsų sūnus ir be mokslų, kaip kunigas tarmiškai šneka. Ai, bus to mokslų ne karo metų. O tai vaikas, o tai vaikelis, beveik žino. Taip ir gyvena vaikelis savo išmintim pralenkdamas ir tėvą, ir močią. Visi stebėjosi ir atsistebėti jo negalėjo. O tai vaikas, o tai vaikelis, liūtos širdelė, lapės protelis. Ale kokie medžiai, tokios kiedros, o kokias tėvas, tokis ir sūnus. Paklausti jūsų, kur jūs labiausiai repetavo, kurią vietą? Gerai. O žinokit, mes senjorė, bet jau kaip statėme spektaklį, tai daugiausiai repetavo nusilenkimą. Tai prašom, dar kartą nusilenkite, o publika. Nuoširdžiai padėkoti visiems artistams, patiems nuostabiausiams, nes jų vaidinimas pats natūraliausias ir jų vadovai Snieguolė. Būti pirmaujančiais Respublikoje, nes manau, geresnių artistų visoje Lietuvoje nėra.